Aš Simonas Urbanas ir čia Tėvai paprastai studija, kurioje, kai visą laiką turime svečių ir šiandien pas mus atvyko ilgametė dainavimo pianino mokytoja, vokalo mokytoja Diana Dargienė su dukra, nežinau, šokėja būsė balerina ir dar mes įsiaiškinsim, kuo Unė. Tai labai ačiū ir dar. Pepa. Ir su Pepa, kuri aplojo mane, dėl to aš dar biškai taip nedrasus, bet mes per laidą susipažinsim turbūt. O gal čia meilės buvo išiška, nežinau. Tai aš su šunim turiu savo santykį, tai gal kada pašnekėsim ir apie jį. Bet dabar pašnekėkim apie jūs ir pašnekėkim šiaip, praėjo vasara. Nu ir kaip ta vasara praėjus jums ir ką šiaip susiplanavę turit jau šitam visam 9 mėnesių rudeniui ateinančiam? Vasara praėjo tikrai darbingai, kaip ir visada turbūt, kai veikla tokia nesustojanti, kai turi daug mokinių, ar ne, pas mane vaikai ir groja ir dainuoja, tai mes turime įvairiausių konkursų, turim festivalių, sezonas ateina, dabar pirmas bus sostinės dienos, kur... Taip, teisybė, absoliučiai. Bet apie mane turbūt. Tai tikrai yra daug veiklos, ta veikla nesustoja, aišku, gal šiek tiek vasarą truputėlį apmažėja, bet visumoje tai tikrai veiklos yra sočiai ir darbai tęsiasi, grįžti iš atostogų, vėl dirbam, žodžiu, ruošiamės. Tai negalima vasarą atostogauti vaikam ir nuo dainavimų visokių pailsėti? Čia yra iš tikrųjų laisvalaikis, bet aš labai džiaugiuosi, kad vaikai nuo manęs nepavargsta, kaip sakant, aš taip suprantu, nes aš galvojau, kad ateis birželis ir visi eis ilsėtis, bet pasirodo išvažiuoja, skambina sugrįžta, kas mane ir labai džiugina iš vienos pusės, tai reiškia niekam neatsibodau, viską darau teisingai, turbūt tai yra labai svarbus momentas ir tas darbas užtat jisai kažkaip vyksta, jis nesustoja, ta prasme, nes visi ir vėlgi vaikai atsakingi ir ne vaikai, nes aš turiu ne tik vaikų ir suaugusių žmonių, kurie turi laisvesnę vasarą ir gali sau leisti turbūt tokias privačias pamokas. Bet ir kažkaip taip darbingai. Nes, pavyzdžiui, sporte sako, kad vasara ir yra, kaip vasara pasiruoši tokį tą sezoną ir turi. Nes... Absoliučiai, nes iš tikrųjų lygiai taip pat ar tu grosi, ar tu dainuosi, kaip ir sporte, treniruojam, lavinam savo raumenis, neleidžiam pamiršti. Taip ir su dainavimu arba grojimu, pirštai turi dirbti, balsas turi dirbti ir jeigu tu visą laiką tą darysi, bus daug lengviau įsivažiuoti rudenį, kada prasideda įvairūs konkursai arba koncertai. O tau net, ta prasme, čia irgi turi vasarom dirbti stipriai pagal mamą, ar turi savo ritmą? Ne pagal mamą, bet jo, kažkaip ypač vasara gan darbinga buvo, kažkaip realiai visą vasarą filmavimai buvo. Tai va, ir daug didžiąją dalį šokų ir filmavaus. Tai va, taip irgi gan darbingai. Bet maloniai širdžiai. Taip, tikrai, nes ką darau tikrai labai patinka ir labai džiaugiuosi, kad turiu tokią galimybę. Man ir įdomu, kaip patinka. O tu nedainuoji? Ne, jau senai, jau baigiau šitą. Bet buvo etapas? Buvo. Senai, jau gal praėjo kokie 5 metai. Na gerai, jeigu nedaugiau. Man tai nedaug 5 metų. Čia kaip kam. Dar paauglė? Ar taip, ar jau ne paauglė? Aš nežinau, kiek čia reikia sakyti. Iki 18 galbūt, nežinau. Man sako, kad iki 26 dabar paauglė. Tai va čia tas nuo 12 ar nuo 9. Jo, visi labai nori greitai suaugti, būti dideli, turėti savo nuomonę ir panašiai. Bet toks gyvenimas turbūt yra ir kiekvienas mes turbūt mokomės iš savo klaidų ir panašiai. Aišku, tu jų nedarai, viskas gerai su tavim. Visi mes darom klaidų. Ir mama tavo? Manau visi. Nė vienas nesam tobuli. Ačiū, nemeluoju, ačiū tau. Gerai. Bet man ir įdomu buvo, galvoju, ar buvo ta noras, kad ką mokot, kad kas sekasi, perduoti dukrai ir arba žinot, kad net yra vis tiek genai kažkokie, ir kaip nedainuos, arba kaip negros. Iš tikrųjų, aš turbūt gal esu iš tų mamų,
kur niekada neperšu savo nuomonės šiaip, apskritai, ta prasme, tiek sūnui, gal net atvirkščiai, nes mano sūnus yra irgi užsaugęs vaikinukas ir jisai visą laiką norėjo groti, bet aš jam neleidau sąmoningai groti, todėl kad kai aš perėjau per visas muzikos mokyklas, konservatorijas, aš neturėjau nei vaikystės, nei jaunystės ir apskritai ta muzika tuo metu atrodė pats baisiausias gyvenime dalykas ir aš sąmoningai jo neleidau, nors dabar gaunu labai daug priekaištų, kaip tu galėjai, nors tikrai ir turi gerą klausą, labai gražų balso tembrą turi. Bet aš labai sąmoningai nusprendžiau, kad jis turbūt gali ką nors veikti kitą, nes su muzika neturi nieko, ta prasme, gyvenime, nes aš tikrai buvau labai užimta ir daug grojau, ir daug konkursų turėjau visokių ir panašiai. Tai mano požiūris šitoje vietoje yra visiškai kitoks negu kitų tėvų, kurie didžioji dalis nori, kad jų vaikas darytų tą, ką jie norėjo kažkada veikti ir tos neišsipildžiusios svajonės perėtų vaikams. Ir daug tokių yra tėvelių turbūt, bet tai turbūt yra pati didžiausia klaida, nes aš, pavyzdžiui, Unės niekada neverčiau daryti to, ko jinai nenori. Ir ji nuo 5 metų taip atsitiko vėlgi, taip situacija. Ne, mes tiesiog susižiūrėjome. Ne. Taip situacija, taip gyvenimas sudėliojo, ta prasme, kad jis su manimi atsirado televizijoje. Mes turėjom LNK laidą Atgal į vaikystės miestą. Mes turėjom kaip mama ir dukra savo rolę, nu tokią ir gyvenime, ir televizijoje, ar ne, mes tuo metu išsileidom vaikiškų dainelių albumą, bet tai viskas vyko labai paprastai natūraliai, nes ten buvo rytinės mankštelės ir tos dainos visos, ir mes kažkaip, nu taip, netyčia viskas gavosi. Ir kai manęs daug klausia, nu va, čia darai dabar iš savo dukros žvaigždę ar kažką, gyvenime netokių minčių neturėjau. Tiesiog viskas vyko labai palaipsniui, labai po truputį, tikrai palaidos ją ten ir žinojo, ir vaikai pažinojo, ir jinai, bet niekada to nesureikšminau, nes žinau, kas yra tas šou verslas, kiek jame tu būni, nes aš pati daug metų pradainavus ir teko būti projektuose ir realybės šou, taip, ir ta prasme, aš žinau, kas tas yra. Ir aš jos Unės, ta prasme, niekada specialiai neverčiau, nes buvo tikrai tokia situacija, kad po to prodiuseriai siūlė važinėti po mokyklas, koncertuoti, bet aš buvau pasakus kategorišką ne, nes jei jinai buvo mažytė ir versti vaiką dirbti, nu tai būtų pati didžiausia, turbūt būčiau padarius pačią didžiausią nesąmonę gyvenime, ta prasme, vaikui tokių metų. Aš visą laiką sakiau, Unė tai darė visą laiką savo malonumui. Ir paskui ten buvo pas mus projektas Du balsai viena širdis, kur turbūt ten ir buvo paskutinis jos, kur jinai suprato, kad ne, dainavimas yra ne man, kada jinai visą laiką dainavo savo malonumui, nu ta prasme, tos konkurencijos niekada nebuvo. Nes išeinam, kažkoks labdaros renginys, ar ten, sakykime, išsipildymo akcijos įvairios, kiek teko kartu dainuoti, jai visą laiką buvo malonumas. Ir staiga tu ateini į projektą Du balsai viena širdis, kur vyksta konkursas, kur reiškia visi vaikai stengiasi, visi nori kažką laimėti, ar ne? O jinai, aš noriu dalyvauti, sakau, Unė, bet reikės dirbti. Čia ne olimpiada, ten galima sudalyvauti. Jo, bet, nu, ta prasme, kad, nu, jinai pas ją nebuvo tokio, kad jinai, nu, ta prasme, nu, jinai nebuvo dainininkė ir jinai nėjo jokių vokalo pamokų, kiek aš ją ten pamokydavau, bet žinot, kai tėvai savo vaikus pradeda mokyti. Nu, tai, nu, tokie ir mokymai būna. Nenoriu, pavargau, nedainuosiu, aš jau moku ir panašiai. O tu sakai, Unė, taigi aš nebenoriu dainuoti, sakau, bet mes Unė pasirašėm kontraktą. Aš tave sakau, klausiu, tu sakei, aš noriu eiti dainuoti, o staiga, kada prasideda darbas, tas juodas darbas, sakau, tu negali eiti į televiziją ir pasirodyti bet kaip, arba nepasirodyti, arba ten teksto nemokėti ir panašiai. Tai va tokie momentai ir turbūt po šito projekto jinai suprato, kad ne jai dainuoti. Ta prasme, ir jinai, nu, teko jai ir himną giedoti Siemens arenui prie 10 000 žiūrovų, ta prasme, buvo pagrindinės varžybos, Kauno Žalgiris žaidė su Lietuvos Rytu, buvo finalas, buvo kovo 11. Ten turbūt irgi persitempė, nes baimė didžiulė, tu ten išeini, stovi viena vidury arenos, mažas vaikas, tau buvo turbūt irgi kokia... 11-10. Nu, kažkur irgi plius minus prieš tos ir matomai persitempė, nes, nu, šiaip, kaip visi sako, aš nežinau, aš apie šokį nelabai ką suprantu, bet artistiškas vaikas ar nebuvo drąsi, nieko nebijojo, bet matomai tam tikri dalykai, tam tikras stresas jisai davė savo.
Bet aš jos neverčiau, jinai darė viską pati. Ir kada jinai pasakė stop, viskas, mes sustojom. Nes kvietė ir Vaikų balsas, kada prasidėjo, buvo pirmas projektas. Ir aš visą laiką sakiau, Unė, ne dainininkė. Jinai yra mėgėja, kuriai patinka ir mes tiesiog turėjom tokią galimybę pasirodyti. Mes ją išnaudojom tiek, kiek jinai jos norėjo ir viskas. Jo, tas pasimėgaut, smagu, man ir smagu dainuot, bet aš geriau, aišku, nedainuoju. Aš tiesiog norėjau pagalvoti, apie sūnų kalbėjom ir kad galbūt jisai, biški liūdnas arba piktas, nes galbūt norėjo, dabar jau mokėjo dainuoti ar būt. Pavyzdžiui, man tai yra ir aš galvoju, kodėl mane vedė į sportą. Aš dabar galvoju, aš tas, kur dėdė, jeigu uždainuoja, tai sako, Bet jaučiu tembras gražus ir gražiai dainuoja, aš net nebejoju. Ir aš galvoju, ar aš galėčiau eiti mokytis ir ar aš tai padėtų, pavyzdžiui, tokios jau 4 dešimtikai esi, ar kas nors ten pasikoreguotų, nes man yra ir aš galvoju, aš kažko neišpildęs ir man reikia tikrai nueiti ir tai pradėti daryti, bet aš nežinau. Tikrai galima, todėl kad aš, pavyzdžiui, pas mane ateina suaugusių ir vyrukų ateina, ir merginų, moterų, ir vaikų, mamų ateina, kurios nori dainuoti arba groti, nesvarbu. Kiekvienas turi, kodėlgi neišbandyti ir kodėl nepasižiūrėti, ar tu gali, ar tu sugebi. Ir eina visi savo malonumai. Neina nieks, kad lipti, aš sakau, tai eikit, ir yra talentai Lietuvos, dar kažkas, pasirodykit save. Bet yra tokių žmonių, kurie sako, ne, man to nereikia, aš noriu dainuoti savo. O kada savo dainuoti, yra, žiūrėkit, karaoke klubai visokie, gali eiti bet kur pasirodyti. Galų gale gali eiti į studiją pas Staną, pas Zvonkų, pas ką nori, gali eiti dainą įsirašyti ir išbandyti save. Tų galimybių yra milijonas, ta prasme, tik tai reikia to pasinaudoti. Niekada nevėlu. Gerai, tai viskas nuramino, tai reiškia, taip ir padarysiu. O kalbant apie visokius projektus, tai turbūt jie tikrai, ne? Nes tu kiekvieną ten savaitę vos neturi dainą kažkokią pasiruošti, turi išmokti tekstus, kurių tu nemokėjai, gal vaikystėje išmokė kažkokią dainą, bet ten vis kažkas naujo, ne? Ten stiliai keičiasi, dar kažkas. Tai čia jau yra, taip tikrai gali pamesti tą malonumą, nes tai tas visas stresas ir krūvis ir kaip tvarkeisi, tai ir ten ir buvo tavo kažkas, nes pradžiai, ar tu galva įsivaizduoji, kad būsi dainininkė, pavyzdžiui, kai buvo vaikas mažas? Ir ne, kažkaip nuo pat mažens, nuo pat 3 metų, aš kažkaip ir atsimenu, dabar pasižiūriu senesnes laidas, kai būdavau, nuo mažens visada sakydavau, kad noriu užaugus būti šokėja. Ir šiaip realiai iki dabar dar tas yra nepasikeitę kaip bet ta prasme, kas keista, kad aš dalyvaudavau daug šokių konkursuose. Ir man ten visada patikdavo tas konkurencija. Konkurencija tarp šokėjų. Ir ten atrodo, vieni kitiem ten per galvos vos nelipa, visi stengiasi lygiai tiek pat, vieni daugiau, kiti mažiau, kiti daugiau treniruojas. O su dainavimu man tas ne tiek prie širdies buvo, nors aš šiaip tikrai buvau ir žinau, ką tai reiškia būti konkursuose. Ir kai mes nuėjom į tą patį Vadų balsai viena širdis projektą, aš kaip ir supratau, kas manęs laukia, bet tiesiog man gal tas pats dainavimas netiek patiko, kiek šokiai. Ir jis tiesiog man netiek buvo prie širdies, kad aš dirbčiau kiekvieną dieną tuom, nes aš galiu šokti kiekvieną dieną, realiai kiekvieną valandą. Baigėsi tau ir maisto nereikia, ne? Ir maisto nereikia, ir laikas išnyksta. Nes, pavyzdžiui, kada buvo dar mokslo metai, tai aš visada keldavausi 4 ryto, kad galėčiau eiti į studiją nuo 6 ryto ir aš prieš mokyklą šokdavau, tada baigdavau pamokas ir iškart eidavau atgal šokti į studiją. Ir aš tiesiog jaučiu malonumą, man patinka tai daryti. O su dainavimu aš galėdavau padainuoti ten, 1 kartą savaitę, 2, bet kada jau tas prasidėjo projektas, man reikėjo dainuoti kiekvieną dieną, rytais ir vakarais, tarkim. Taip dažniausiai būdavo, ypač namuose. Tai arba važiuojam kur nors ir visada mama naudodavo tą galimybę ir važiuojam kur nors. Tai dabar vėl padainuojam. Aš tai nebenoriu. Dabar mes mašinai dainuojam. Tada važiuojam į kokią parduotuvę. Dabar mes vėl šitą dainą padainuosim. Aš nebenoriu aš dainuoti. Ir buvo jau toks, jau kur jau nebenoriu, bet reikia pabaigti. Ir tada projektas baigęs. Tai ir mintise ir galvojau, pagaliau nebereikės tik tavus dainuoti. Nes paskutinis tas buvo, pameni, ir buvo tas stresas toks, jinai pradėjo, ta prasme, ją išmetė net plemais kūną, ta prasme, jinai ant tiek buvo įtampo ir jinai pasikvietė draugę, ten su mama dar buvo tie, ir pameni, kai tu sakai, kad sakai, eik pasaky, kad sustabdote gal filmavimą, aš neįsiu, nes dainuoti. Man tada labai blogai apskritai buvo kažkaip, ypač paskutinis filmavimas buvo, nes filmavimai visada labai ilgai užsitempia, yra tas dalykas. Ir viskas nelaiku. Ir tuo metu dar buvo ten tokiu burtų keliu renkami dalyviai,
toj grinai serijoje laidos. Ir gavos taip, kad mes pačios paskutinės turėjom dainuoti ir manęs atsimenu dar paklausė. Persipinu, lauki. Jo, paklausė, kaip jautiesi ir sakau, nežinau, noriu tiesiog greičiau eiti ir padainuoti. Ir tada kažkaip ir buvo mūsų paskutinis tam projekte. Ir laimėjom kelionę į Paryžių, žodžiu. Net nelaimėjom, ten kažkaip gavos, kad tiesiog... Arūnas Valinskas kažkaip, nes mes dainavom prancūzišką dainą, aš ten turėjau irgi atvarkti. Tai žodžiu, ir jisai atidainavom ir jisai taip sako, tai Unė arba į Paryžių. Unė sako, buvau, sako, kiek kartų? Gal 3? Ir jisai taip sako... Nesakiau 1. Ir tada jisai sako, ar norėtum dar kartą ten, sakau, nu, turbūt. Ir jis sako, tai gerai, dovanoju kelionę į Paryžių ir mes galvom, aš tikrai nepagalvojau, čia koksai, kai buvo Bairis, ta prasme, suskėlė eilinį kartą. Jo. Ir jie visi, mes nulipam jau nuo scenos, visi taip pasimetę, nesupranta, nes tokių prizų kaip ir nebuvo. Tai mes pasimėgavom už tą vargą, žodžiu, gavo kelionę. Gerai, už vargus visą laiką turi būti kažkas. Dabar pagalvau, realybė šou, scena, dainavimas, viskas ir dabar mokyt, laipinti tos žmonės į sceną. Kaip tas lūžis nesinorėjo likti toj pačioj scenoje ir ne kažką mokyti, o tiesiog daryti tai, Tai aš jau vėl grįžtu į muziką, jau nepergyvenkit, jau rašiau dainą pas Tano, jau vėl grįžtu į muziką. Čia reikėjo tiesiog gabaliuko pertraukėlės? Ta prasme, prasidėjo karantinai, visi šitie dalykai, ir ne, kažkaip labai sąmoningai atsitraukiau aš nuo scenos, nes gimė Unė. Žinau, kad sustabdysiu savo karjerą muzikinę, savo visą veiklą ir tai buvo labai sąmoningas sprendimas ir aš žinau, kad tai bus. Tai nebuvo kažkoks man šokas, kad viskas jau čia baigėsi mano gyvenimas. Aš nesu tas žmogus, kad aš būtinai turiu stovėti scenoje ar būti matoma ar ten dar kažkaip. Tiesiog gyvenimas taip dėliojo, aš nuėjau į realybės šou, nes aš turėjau svajonę dainuoti. Nes mano pirmas buvo išėjimas iš vis ne Lietuvoje, o Vokietijoje, aš dalyvavau tokioj laidoj, žodžiu, ten dainavau ir kažkaip tai atsirado tie projektai, aš žiūrėdavau, dar atsimenu, ten tais laikais Rusų televizija, ten buvo toks žvaigždžių fabrikas ir Lietuvoje atsirado projektas Hollywoodas, tai buvo kažkas panašaus kaip tarsi ten. Ir net ne aš užsiregistravau, užrašė draugai, nes žinojo, kad man labai patinka muzika ir noriu dainuoti. Ir kažkaip pradėjau po to projekto, išsileidau albumą, nusifilmavom videoklipą ir kažkaip labai sėkmingai muzikavau ir dariau tai, kas patinka. O kai gimė Unė, nusprendžiau, kad atsiduosiu šeimai, vaikam, daug veiklos ir grįžau, kai Unė buvo 5, vėl grįžau. Bet tas buvo toksai, vėlgi sakau, tai buvo tiesiog malonumui ir kai jinai buvo gal kokių 2 metų, aš pradėjau vėl dainas įrašinėti, nes turiu pakankamai įsirašius dainų ir pas Zvonku, ir ten Mindaugas Lapinskis prodiuseris, ir Stano, nes Stano mano pirmasis prodiuseris yra. Ir mes kažkaip taip visai taip sėkmingai aš ėjau ir labai sąmoningai nuėjau į tą darbą su vaikais. Nes buvo laikas, kada aš mokiau vokiečių kalbos privačiai 10 metų. Tai aš tokia nežinau, įsivaizduokit, vokiečių dabar su pianinu turbūt. Man visi sako, kad aš galiu išmokyti turbūt. Ir kada aš dabar matau rezultatus, tiek grojančius ar dainuojančius vaikus, man pačiai kartais būna labai keista, kad taip gerai sekasi viskas, kad ateina vaikas arba vyresni, nesvarbu, sakau, pas mane ir suaugę, ir vaikai, kurie ateina nepažinodami natų, o paskui jie tiesiog muzikuoja. Ir man taip gera, aš sėdžiu, klausau ir galvoju, wow, čia aš išmokiau. Tai prasme, man sunku net patikėti, nes ateina ir tokių, kurie lanko kokias tai muzikos mokyklas ar tai būrelius ir tėveliai sako, atmušė norą, o mes ten tokia muzikali šeima, matom, kad vaikas galėtų groti ten arba dainuoti, gal pabandom, čia dar. Ir yra tokių pipipių, kurių 2 metai groja ir yra rezultatai ir noras yra ir man iš tikrųjų labai smagu. Ir aš sakau, tikrai, tos karjeros kaip ir nebuvo pas mane kažkoks stresas, depresija ir galvoju, wow, čia nulipau nuo scenos ir dabar vargšė sėdėsiu prie pianino. Ne, man kaip tik labai smagu, man faina. Man yra kitaip, kaip mane vaikai vadina mokytoja ir aš sakau, jūs manęs nevadinkit mokytoja, nes aš turbūt nesu mokytoja. Aš esu Diana, aš esu atlikėja, kuri daug metų dainavus, aš žinau, kas yra scena, aš esu daug metų grojus, labai daug metų atgrojus, aš žinau, kaip kiekvienas jaučiasi, ką išgyvena, aš galiu patarti iš savo patirties. Mokytojas jis dažniausiai visada sako, sausas yra. Sausa teorija, jie ta prasme neišgyvena to, ką
yra iš tikrųjų, ar ten dainininkas, ar, sakykime, muzikantas, kuris groja instrumentu, o aš labai daug visko esu išbandžius ir ant savo kailių, ir aš žinau, kaip kiekvienas jaučiasi, ir aš galiu jiems patarti, pasakyti, kurie eina į konkursus, arba, pavyzdžiui, einame į įrašų studijas, įrašinėja dainų. Nu, jie, ta prasme, kitaip visai jaučiasi tie vaikai, ar vyresni, ar jaunesni, ar tas pats suaugęs žmogus. O galit pasakyti suaugusiam žmogui, kuris atveda vaiką, kad... Galiu. Kad ne čia atvedėt, nes, bet būna tokių, ne, kur mes muzikali šeima, bet ten užlipę nausies tam vaikui tiek. Bet aš labai, ta prasme, korektiškai, aš nesakau, kad jisai netalentingas, jisai gal kažkur kitur yra talentingas, juk ne visigi gali būti, ar ne, aš gal norėčiau būti krepšininkė, bet aš neturiu tam. Bet visai. Nors ir tai, žinokit, tai krepšį pataikyčiau, nes pas muzikantus riešas yra. Tai iš riešo pas mane kamuolys gerai krenta į krepšį. Tai šitoje vietoje gal ne krepšininkė, gimnastė, sakykime. Bet šitoje vietoje juk yra kitokių, šokų projekte, šok su manim teko irgi dalyvauti, ta prasme, nors nesu šokėja, aš ne. Čia Unė turbūt šokėja todėl, kad kai laukiausi Unės, kaip tik buvau išsileidus albumą ir turėjau labai daug koncertų. Tai trypčiau naktimis ir matomai pagavo tą ritmą, bumčiukus visus. Ir vat nuo 3 metų o kaip tu pagavai šokį? Mama turi savo variantą, o tavo koks? Mano variantas jau ten šoko. Nežinau, kiek aš atsimenu, aš irgi nuo mažens kiek visada kažkaip mama labai mylėdavo senovinius filmus ir labai dažnai žiūrėdom visokius projektus vokiečių, irgi Šok su manim buvo projektas, tai realiai nuo mažens visada matydavau, kaip jinai šitą žiūri. Tada būdavo irgi dar filmus labai žiūrėdavo apie šokius. Bet kas man labai įsiminė, kad aš kažkada su ją nuėjau pirmą kartą į operos ir baleto teatrą. Ir man rodos pats pirmas baletas, kurį aš buvau nuėjus, buvo Čaikovskio Spragtuko baletas. Jo, ir mes pirmą kartą nuėjom. Ir kažkaip man tada labai įsiminė tas spektaklis. Jis šoko tarp kėdžių, pertrauksiu. Jis stovėjo ir visą spektaklį šoko savo. O aš miegojau, paskutinis mano spektaklis, kurį baleto jau dabar žiemą. Taip. Buvau pavargęs labai, bet vedžiau vaikus, buvom ten visą, jis pasiėmė balkonėlį ten su visa giminė. Pailsėjot, ir taip gerai, jo aplink nieko nebuvo. Minkštos kėdės. Bet va, čia ir yra, nes aš galvoju. Klasikinė muzika migdo irgi savo, ramina. Taip, bet va, man kažkaip labai įsiminė ir po to karto aš pasakiau, aš irgi noriu pabandyti. Ir va tada pradėjau eiti į Nerijaus Iškos baleto mokyklą. Pradėjau ten mano visą baleto, nors ne, džimpoj, man rodos, prasidėjo. Jis, žodžiu, turbūt ją visas Vilnius žino. Jis kur tik tai nebuvo. Visuose. Jo, aš su šokiais, baletais, visi žino. Aš šokių studijų gan daug esu. O kodėl keitei? Kažkas ne. Nes, žinokit, ne. Viskas tiesiog, viskas prasidėjo nuo džimbos šiaip. Jo, tenais mes dainuodom ir šokdom. Bet tada aš prieš džimbo studijai turėdavau privačias baleto pamokas, bet ten tiesiog labiau būdavo lankstumą mano gerindavo ir ten būdavo tiesiog improvizacijos. O po to jau tas rimtesnis visas šokių mano istorija prasidėjo pas Nerijų Jušką. Tenais aš pradėjau lankyti baletą. Ir gan daug treniruočių turėjau, buvau gan maža, kokių 6-7 man rodos, ir tada realiai 5 kart į savaitę sąžiningai eidavau į pamokas, dar turėdavau... Manai, kad tiek buvo daug? Jo, ir tada dar eidavau į privačias irgi pamokas. Dar buvo ir privačios pamokos. Bet po to teko išeiti, tada galvau, kodėlgi nepabandžius... Neteko išeiti, ne. Nes aš norėjau pabandyti įstoti į Lietuvos tarptautinę baleto akademiją. Jo, bet kai ten nuėjo, tai supratom, kad, ta prasme, irgi tokiuose vietose, kai tu nuvedi savo vaiką, kuri tiesiog kalsuoja baletų. Ir įsivaizduokit, ateini. Ten, kur iš kartos į kartą ir viskas, kur ten... Jo, ir tu ateini ir iš pradžių pradėjo ją, ta prasme, tikrinti ir tu klausai. Ne, čia mes buvom nuėję ne Lietuvos tarptautinį baleto akademiją. Į Čiurlionį mes buvom nuėję. Jinai norėjo ten mokytis. Ir ten irgi nuėjom, paklausėm, pas ką čia eiti. Ir aš atsimenu, ją nuvedu. Kurioje tu klasėje buvai dabar? Aš antroji, gal pirmoji. Ir man vos nepasakė, kad mano ir kojos kreivos, ir pėdos kreivos, ir nugara netinka. O aš tada, sakau, buvau pirmokė, antrokė, atėjau ir realiai vos nepasakė, kad aš negaliu. Ir tada įsivaizduokit, kad jinai nesugeba, ir aš niekada jos veido nepamiršiu. Ir jinai taip,
O jinai tokia, horoskopas jos yra avinas, jinai tokia užsispyrus. Ir tik žiūri, veidas keičiasi, o jie ten kiluoja rankas, kojas, jinai taip tyli. Nu, sako, dabar jai pasakė visus trūkumus, kiek jinai turi, o jų buvo milijonas. Ir aš taip žiūriu, galvoju, viešpatė, kas čia ta mano vaikui, kažkas negerai. Ir sako jai tada, pašok. Reikėjo matyti, kaip jinai šoka. Pas ją nieko nebuvo. Jinai iš pykčio. Pas ją, jinai negalėjo pasakyti, kad aš jums nepašoksiu, bet jinai iš pykčio. Bet kaip, tas buvo kuo greičiau, kuo paprasčiau. Ir kai mes išėjom, jinai, ir aš sakau, dėstytojai, mokytojai, tai sakau, žinokit, jinai šiaip netaip šoka. Bet aš supratau, kad, kaip ir viltis žlugusios, baleto karjera baigėsi. Ir jinai išeina maža mergaitė, aš ją vedu už rankos. Ir aš matau, akis pilnas ašarų, jinai nieko nekalbėjo visą kelią, kol mes grįžom namo. Įsivaizduojat, mažas vaikas. Aš jau pašiurpau, nes aš tiesiog galvoju, mano taip dukrai pasakytų, ką aš jau pasakyčiau ten. Aš žinokit, tylėjau, aš labai buvau mandagi, aš irgi tylėjau ir ta prasme, ir aš galvoju, kaip galima, ir aš ką noriu jums pasakyti. Ir kiek atveda pas mane vaikų iš Čiurlionkės, kurie, ta prasme, groja. Netikė ten. Žinokit, ten, ta prasme, visi kažkokie negabus, netalentingi. Ir man daug kas paskui sakė, sako, Diana, džiaugis, kad jos nepriėmė. Būtų sužaloję vaikui psichiką. Aš nežinau, ar ten taip yra, bet, ta prasme, kada taip tiesiai šviesiai mažam vaikui, mažai mergaitai sako, kad tu pas tave tas kreiva, kojas negeros, to neturi, ano neturi, aš jau ten neišvardinsiu, bet jų buvo labai daug. Labai buvo daug trūkumų pas ją. Ten ir X formos keli, ten aš pati net atsimenu, ta prasme jo, bet po to po šito aš įstojau į Lietuvos tarptautinę baleto akademiją, tai va ten šokau. Jo, ir po to dar šokau, tenas man rojas ir baigęs, po to dar privačiai operos ir baleto teatre pradėjau irgi šokti. Pasigoris Zarypovo šoko labai visai ten smagiai, bet žinot, prasideda paauglystė, brendimas ir visi kiti reikalai. Dar mokslai, kad gal... Jo, ir tada tiesiog kažkaip gavos, kad reikėjo sumažinti treniruotės, o po to dar man apendicitą išoperavo, tai iš viso dar didesnė pauzė buvo. Ir tada ypač balete grįž po didelės pertraukos. Po 2 turbūt buvo metų. Yra sunkiausias dalykas. Ir ta prasme dėl šito tiesiog aš kaip ir bandžiau grįžti, buvo, kad dar grįžau į tą Lietuvos tarptautinę baleto akademiją, bet pamačiau, kad jau tiesiog, aš jau nebe taip viskas, kaip buvo seniau. Ir gavos taip, kad tiesiog paskui pradėjau kitus stilių šok ir gaunas vis tiek likau ten, kur ir buvau. Jau vis tiek turbūt yra, jau čia dabar kokį stilių paimsi, jau jisai tau vis tiek daug lengvesnis ir ištėlis. Taip, bazė vis tiek yra baleto, taip. Ir dėl to tas ir yra labai smagu. O Unė apskritai, kaip mažas vaikas, jinai labai daug būrelių išbandė. Aš ją leidau viską lankyti, ką nori. Aš niekada nebuvau ta mama, kur vaikui įstato vieną būrelį kokį ir sako, dabar jau lankysi iki gyvenimo galo, kol užauksi ten ta prasme ir išeisi. Jinai lankė labai daug visko ir jinai turėjo tikrai labai iš daug ko rinktis. Tai aš ir norėjau paklausti, o tai reiktų vaikams... Kaip tu pajauti, bet vis tiek duot pasirinkti dalykus. Pavyzdžiui, aš matau, kad jisai ten būgnais gerai groja pas mane namie, bet tada jau pabandė, jau metus lanko ir neprivartauti, jis nori išeiti, pavyzdžiui, ir sako, aš jau nebenoriu. Žinai, va čia, kaip yra, kada pajus, kada čia jau jisai pervargo tiesiog nuo to, bet, pavyzdžiui, lyg ir matai, kad jam tai skirta, bet... Suprantat, aš sunku pasakyti iš tikrųjų, Unė šokį visą laiką turėjo. Jinai tą šokį turėjo nuo 3 metų ir jinai visą laiką šoko, bet šalia šokio jinai ėjo į tenisą lauko, ėjo į gimnastiką, ėjo į dailųjį čiuožimą, ėjo, kur tu darėjai? Į gatvę šokius irgi ėjau į tuo pačiu metu jinai dar daug visko labai lankė. Jinai nelankė vieno būrelio ir sako, mesiu, net ir į tą patį baletą, pavyzdžiui, kaip jūs sakot, jinai nuėjo pas Jušką, paskui vasarą nuėjo į stovyklą, pašpokaitę, pamatė, kad ten draugių kažkokių sutiko savo, aš eisiu dabar pašpokaitę. Ir jinai rugsėjai išeina pašpokaitę ir po mėnesio sako, aš nebenoriu. Stop, sakau. Dabar žiūrėk, sakau, jeigu tu taip drastiškai keiti, sakau, tu turi atlankyti iki naujų metų. Bent jau rugsėjas, spalis, lapkritis, gruodis, sausis. 5 mėnesiai, sakau. Tada keiti kitą. Nelakstysi čia po mėnesio iš vieno iš kito. Tu turi suprasti, kad tai vis tiek yra atsakomybė. Lygiai taip pat, kaip pas mane atveda vaikus, ar ne? Atveda grot, vis tiek tu turi jausti ir žiūrėti. Žiūrėkit, pradeda groti ir sako, nebenoriu, sunku, neįdomu, ar ten dar kažkas. Bet čia yra tik tai kalbos, todėl kad tu visą laiką stengiasi išlaviruoti ir tu žinai, kad kaip jį sudominti.
nebūtinai tas vaikas turi atsisėsti su vienu pirštu grot. Pavyzdžiui, mano praktikoje, mano darbe, ką aš darau su vaikais, aš stengiuosi visą laiką praeiti kuo greičiau viską. Tas greičiau. Pagrindinius dalykus, kad jisai... Kur net tiek įdomu, ne? Absoliučiai. Kad, žinot, kaip būna, sako, va, groja čia pusę metų vieną kūrinį, spaudžia, jau nebegali žiūrėti į... Ne, čia yra neteisinga. Aš manau, jeigu jisai imlus ir paima iš tavęs viską, tu turi kuo greičiau jam duoti informacijos, kad jisai pradėtų čiupinėti ir galėtų pats pradėti groti. Nes jeigu jam duosi, logiškai, jeigu duosi ten vieną dainušką groti ten 3 mėnesius, nu tai ir aš nebenorėčiau, ir jūs nebenorėtumėte ir niekas, aš sakytų, pasimk savo tą muziką ir eik, žodžiu. Bet šitoj vietoj, nu, turi jisai žinoti, ir vat, kaip sakot, būgnais groja. Tai šitoj vietoj, nu, jeigu jis tik tai būgnais groja, nu, sunku pasakyti, ar čia jam atsibodo, ar jam neduoda. Vėlgi ir nuo pedagogo labai daug kas priklauso, ar ne, kaip mokina, gal nesudomina, gal neturi kažkokių kūrinių, nes aš nelabai įsivaizduoju, kaip ten būgnais mokosi groti, ar ten yra kažkokios melodijos, ar ten tik ritmą muša, ta prasme, ar tada turi kažkas tai akompanimentas, kažkokią turi muziką, kad jisai, nu, kažkaip turi tada sudominti, nu, sunku labai pasakyti, bet šitoje vietoje aš manau, kad reikia duoti daugiau tų. Man irgi neleido. Manęs tėvai, pavyzdžiui, aš grojau pianinu ir sakė, jokių būrelių, nors aš labai norėjau ir sportuoti, aš labai norėjau šokti visko, tai slapčiai darydavau. Tais laikais, ten telefonų būdavo, ten išeini ir grįžti po muzikos mokyklos ir dar tašiai ten kokio įkišta šortai ar kas nors. Nu, ta prasme, darydavai vis tiek savo, ką tu nori. O aš, mano asmeniškai toks buvo, kad aš leidau Unį rinktis ir eiti kur noriu. Būdavo net nespėjam. Ir jinai jau vėluoja ir sakau, ne, tai arba šitas, nesakau, mes nespėsim. Ir tada tu važiuoji, jau rengiasi kamščiai milijoninį, nu negali visur suspėti vienu metu. Nu ir tada jau renkasi, nu okei, tai čia į dailų čiuožimą arba į baletą. Nu gal aš vis dėlto rinksiuosi baletą. Tai šitoj vietoj jinai pati rinkosi. Aš jai nieko nesakiau, aš jai leidau, daviau visišką laisvę, nes aš turėjau galimybę tokią ją vežioti po būrelius ir aš tą dariau. Dirbau, žodžiu, Uniai, kad jinai atsirinktų tai, kas jai patinka. O jeigu vienas tik tai yra, tai sunku pasakyti. Vėlgi, sakau, labai daug yra tokių pliusų ir minusų. O pavyzdžiui, nu dabar žiūri ten, kas nors mus turi vaikų ir svajoja, kad va, tas vaikas scenoje būtų, kaip gražu, čia žiūri. Ką reikia turėti, kad į sceną eitų vaikas? Nu, ta prasme, gerai, arba jeigu ką turi vaikas, kad jau geriau į sceną neįtų, nu, pavyzdžiui, bailus, ne? Nu, tai jau nepriversi turbūt, ne? Arba, žinokit, ar čia nugalite? Vėl čia ne. Ta prasme, va, turėjau mergaitę, kuri atvedė tėvai ir sakė, ne, jokių scenų, jinai jau sutraumuota, sužalota, ten kažkur lankė kažką ir ten jokių, mes tik, va čia vietoj padainuosim. Nežinau, kiek jinai jau pas mane eina, bet žodžiu, jinai lipa į sceną, o buvo ne taip, kad aš dariau su savo mokiniais kalėdinį tokį pasisėdėjimą su picom ir vieni kitiem koncertavo, kas dainavo, kas grojo. Tai šita mergaitė užsidarius, nubėgo į tualetą, užsidarė ir verkė. Net nedainavo, net nepagrojęs, nu, vat, mergaičių ten buvo 5-6, jų nebuvo nedaug, ta pradžia tokia maža buvo. O dabar jinai ir televizijoje filmuojasi, ir pirmas vietas laimi. Jinai stresuoja, aišku, jinai stresuoja, nes jeigu nestresuotų, irgi nenormalu. Nu, turi būti tas jaudulys, jisai sveikas jaudulys, jisai būtinas, nes tada tu išjauti dainą, jeigu tu dainuoji, jeigu tu kūrinį groji, išjauti tą kūrinį. Bet esmė yra tama, kad, nu, turi, ta prasme, nereikia bijoti ir bandyti. Aš nesakau, kad būtinai turi grūsti tą vaiką į sceną ir sakyti, noriu matyti, kad jis dainuotų, būtų žvaigždė ir panašiai. Nes žmonės nesupranta kartais tokių dalykų, kad tai yra tikrai labai juodas ir sunkus darbas. Net ir kai Unė filmavosi televizijoje, daug kas galvoja, kad, nu kas čia yra. Nors, pavyzdžiui, jinai nemokėjo dar skaityti, jai buvo 5. Jinai turėdavo išmokti po 4 scenarius, nes filmuodavo po 4 laidas skirtingom temom. Visiems atrodo, kad tai yra taip paprasta, nu ką aš čia pasifilmavau, pašnekėjau ten 3-5 sakinius ir tuo baigėsi. Bet tai yra tikrai labai sunkus darbas. Ir šitoj vietoje matyti scenoje dar to neužtenka, reikia žiūrėti, ko pats vaikas nori, koks jo vidus, gal nuo kito net netraukia tą sceną, gal tėvam labai yra smagu, bet jeigu, pavyzdžiui, jisai talentingas, jeigu jisai artistiškas, kodėlgi nelavinti to ir nepabandyti, nes, sakau, galimybių yra dabar tiek daug, tų konkursų ir užsienį yra, ir Lietuvoje yra, ir gali tikrai labai labai daug save realizuoti visur.
tai šitoje vietoje mano akimis tikrai galima, bet jeigu čia yra tik tėvelių vėlgi, kaip aš sakau, noras ir svajonė, nu tai tikrai nieko nebus. O pas jūs ateina visokių ir žinomų žmonių vaikai ir galbūt žinomi ten žmonės. Taip. O vat, pavyzdžiui, tų žmonių vaikams yra lengviau? Ne. Nėra lengviau? Tikrai ne. Nes jiegi yra, nu, žinai, jau čia viskas, jau čia gali, žinai, ir į sceną jau atves lengviau, kažkokį konkursėlį gal, nes... Tikrai ne. Žinokit, niekas nežiūri, tikrai nežiūri, ar ta prasme yra žinoma ten žmogaus vaikas, ar nežinoma vaikas. Tikrai, aš galiu pasakyti, net buvo toks momentas, kad aš galvojau, kad mano vaikai, kurie laimi, nes nu, aš irgi kritiškai vertinu savo darbą ir vaikus, ar ne, ir galvoju, kad atėjo Dianos vaikai, nu ir jie gavo čia pirmą vietą, todėl kad mano vaikai. Ir aš pasitikrinau labai paprastai save, aš tiesiog vaikus išsiunčiau už Lietuvos ribų, kur nežino, kas aš tokia. Ir jie gavo lygiai tas pačias vietas, ką Lietuvoje. Ir aš nusiraminau ir aš dabar nebesitikrinu, nes aš suprantu, kad tikrai niekas nežiūri, kieno tai vaikas, tikrai vertina labai teisingai visus vaikus ir jeigu jis yra talentingas ir gerai pasirodė, jisai gaus pirmą vietą, jeigu jisai pasirodė prastai, jisai nebus net įvertintas, o gaus diplomą kaip dalyvis. Ar ne? Tai šitoje vietoje tikrai niekas neduoda, reikia tikrai dirbti visiems, lygiai taip pat kaip ir mano iš žinomų atlikėjų ir vaikų ir pradžių visada sako, nu, tai aš čia mane žino vis ir panašiai, sakau, nieko panašaus. Sakau, tu nueisi ir pamatysi, kad taip nėra. Nu ir vat, kada tu gauni per kepurę, ta prasme, tu supranti, kad reikia vis dėlto dirbti. Neužtenka, kad mama ir tėtis yra žinomas. Reiškia, turi pats investuoti tai. Ir tikrai tai visiškai nieko bendro neturi su tuo, kad čia šito vaikas ar šito vaikas. Aš manau, kad visi vaikai yra vienodi. Žiūri į talentą, žiūri į jų sunkų darbą, nes kiekvienas vaikas, kuris kažką laimi, jis tikrai labai daug dirba. Kaip ir minėjau, vasara ir tą ateina, jie stengiasi, jie ruošiasi, jie repetuoja ir todėl turim puikius rezultatus. Tai o kaip tas vaikas jaučiasi, kuris gyveno žinomas būdamas arba žinomos mamos ir kaip savo vaikystę atsiminė, ar tau tai buvo pliusas? Ar tai, ir man čia įdomu. Ar tai tau buvo nepatogu? Ne, kad nepatogu, ta prasme, daug kas ir mokykloje, ir iki dabar, ta prasme, vis tiek mano mama aktyvi, vis tiek ir socialinėse medijose, ir projektuose kažkokiuose, bet kažkaip, jo, būna, kad ateina ir pasako, aš mačiau tavo mamą ten ir ten, bet kažkaip nebėra man to tokio skirtumo, aš tiesiog esu pripratus nuo to nuo mažens ir realiai nuo pat mažens visada mano mama visur buvo, aš buvau. Ir man čia jau tiesiog yra kaip ir kasdienybė ir nebėra, kad kažkas tokio labai jau, nu, aš nesureikšminu to tiesiog. Ir kai kažkas kažką pasako, ta prasme, taip smagu yra labai, kad aš turiu tokią galimybę, kad aš gimiau tokioje šeimoje, nes ne visi gali tą turėti ir dėl to šitą aš tikrai labai vertinu, bet jo, kad kažkokio negatyvaus ar neigiamo ar teigiamo, tikrai, ta prasme, sakau, labai taip neutraliai kažkaip visas šitas mano... Nes aš galvoju, labai yra svarbus momentas tam tikrų dalykų nesureikšminti ir nesakyti, kad tu esi ten toks ar anoks, arba tu darei tą ar aną, nu, sakykime, ten, jinai kaip ir kitų, ar ne, nu, kažkieno mama ten atėti, mama ten, sakykime, kažkas parduotuvį dirba, kažkas yra ten, nežinau, kolonėlį, kažkas dar kažkur, kiekvieno darbas yra svarbus ir reikalingas, ar ne, mano darbas buvo dainuoti, aš dainavau, dabar aš dirbu su vaikais ir lygiai taip pat Unė filmavosi, ar ne, aš niekada nesakiau, ir jinai pati, vat, girdi savo vardą, jinai nekreipdavo dėmesio absoliučiai nieką, nes todėl, kad tu nesureikšmint. Tiesiog tai buvo mūsų tokia veikla, tokia kasdienybė, mūsų draugai yra pažįstami, žinomi žmonės, tiesiog mes bendraujam, nu kaip ir su jumis, kaip ir su visais. Ir kada tu to nesureikšmini, ir tam vaikui yra lengva, nes jisai, nu, žino, kad čia dainavo, čia dirbo, čia tą darė, aną darė. Tai jo, aplinka gali sureikšminti visą tai, bet kada tu nesureikšmini, tada ir vaikas labai paprastai žiūri į visas šitas situacijas ir jam tai yra normalu. Ir... Nors, aišku, va, kaip ir kiti klausė, mano draugai labai dažnai klausė, sako, nu, ar kaip pas tavegi kiekvieną dieną namuose grįžti iš mokyklos ir girdi vaikus, kaip tau netrukdo. Nu jo, taip, aš atsikeliu ir mano pirmas garsas ausise yra vaiko balsai.
Jo, Atvestas talentas būsime. Ta prasme, atsikeliu, būna, kad... Čia aš dainavau viską. Net, pavyzdžiui, šeštadienio rytą, kai norisi ilgiau pamiegotų, pavyzdžiui, kiti sako, tai kad pas tave nuo 8 jau būna maži vaikai. Taip, jo, ateina, bet tu tiesiog išmoksti nebegirdėti. Aš atsikeliu ir čia jau dabar toks, aš tiesiog moku nebegirdėti mažų vaikų balsų ir pianino. Ir jo, seniau dar būdavo toks, Bet jau irgi dirbo jau su vaikais, jau bandė save ir eina mamos pėdom, jeigu ką. Jo, bet supratau, kad... Dar gal biškė, ne? Ne, ta prasme, mokinimą šiaip labai patiko, tikrai, nes aš mokinau šokmažus vaikus. Tiesiog dabar per daug buvo filmavimo ir per daug... O kur tu filmuojas? Aš dabar filmuoju su viena produkcija anglų amerikonų, čia toks labiau yra jų visa kompanija. Ir jo, jie filmuoja tokius trumpus kaip ir filmukus. Tai va ten su jais aš dabar dirbu ir taip pat dar su reklamomis visokiamis dirbu. Tai va, tai kažkaip dabar ir pastaruoju metu vaidint labai pradėjo patikt. Tai... Sakė, važiuosi į Holivudą. Taip nesakiau, bet sakiau, kad... Bet svajonių turi. Svajonių tikrai yra ir kad prieš kameras patinka būti, tai čia faktas. Ir labai norėčiau, kad ateityje kažką vis tiek su to siet. Nedainuoti tikrai faktas, bet kažkaip nuo mažens vis tiek... Aš jas neverčiu, tikrai. Nuo mažens vis tiek ta svajonė yra likus ir kažkaip realiai nepasikeitė. Nors daug kas man ir laidose visada sakydavo, pamatysi, pasikeis, bet vat, kiek sakydavau nuo mažens, noriu būti šokėja. Nebūtinai šokėja, bet ta prasme tas vis tiek yra likę ir būti prieš auditoriją kažkokią, prieš kameras, man vis tiek labai patinka ir aš jaučiuosi tikrai, nėra kad užsidarius, jo, ir ta prasme man čia yra smagus dalykas, ta prasme, ir vis tiek tas nepasikeitė kažkaip. Tai va. Super, to ir palinkėsiu. O šiaip kaip atrast vaikuose talentus? Leisti burelius visus, kiek yra Lietuvoje per visus. Tikrai žinos, ko nenori. Užteks laiko, ką žinot atrasti. Aš manau, kad nebūtinai ten leisti visus burelius. Aš manau, kad reikia atsižvelgti į vaikų norus, nes visų norai yra skirtingi. Vienas nori būti kosmonautu, kitas nori būti pardavėjų. Tikrai, aš, pavyzdžiui, maža norėjau būti pardavėjai ir man labai patikdavo dėlioti degtukų dėžutes arba ten kokius nors pasenelius kaime ir panašiai. Bet aš manau, kad, reikia leisti, ta prasme, jeigu žiūrėti, vėlgi pasikartosiu, ką aš dariau su UNE, tai šitoje vietoje aš manau, kad yra labai svarbu įsiklausyti į vaiko norus ir nesakyti, kad, tu ten negali, tu negabus. Vis tiek reikia leisti pabandyti vieną ar kitą, nes jisai pabandęs, jisai, tikrai, nesakau, kad ten vieną kartą nuėjo ir jau pasakys, man patinka ar nepatinka ar ne, bet, sakykime, palankyyti kažkiek, jis vis tiek supras ir pajus, ar jam tas patinka ar nepatinka. O kaip tada tėvams, pavyzdžiui, aš nuvedžiau savo dukrą į krepšinį, nes jai patiko, darželinukė, prieš mokyklinukė ir jai ten labai gerai sekasi. Ir man tai yra sunku. Kodėl? Nežinau, nes mano sūnui irgi gerai seks krepšinį ir man gera jį vežioti ir aš turiu motivaciją stebėti varžybą. Bet kai aš ją vežu į varžybas, aš suprantu, kad jai sekasi ir aš galvoju, jinai... Jūs nenorit, kad jinai būtų krepšinė? Taip. Kodėl? Nes man atrodo, tai beprasmiška yra būti moterim krepšininkė Lietuvoje, nes tai yra... Išvažiuosi užsienį, pažiūrėk. Nes tu turi kažką daryti kito, nes ne iš krepšinio negali gyventi. Aš tą patį sakiau su šokiais, jie sakau, kaip tu gyveni. Kaip tu gyvensi su šokiais, ką tu uždirbsi su šokiais. Kartais ir gerai toks tėvų požiūris, iš tikrųjų, aš pasakysiu, nes ir su broliu šnekėjom šitą temą, kad mano mama, kad ne, tiesiog, kad kai, pavyzdžiui, tėvai kaip tik, sako, gerai, tau reikia susirasti antrą kažkokį, pomėgį, nes, tu su šokiais nieko nepadarysi, sako, čia, ne. Ir tada tu nori, užsiveda tas toks, gerai, nepadarysiu, aš taip padarysiu, kad po to, ir tu... Žalsies ir čia mano dukra, pažiūrėkit šoką, žinai, kur iš... Ta prasme, yra tas toks, užsiveda dar didesnė motivacija, tiesiog užsiveda. O ji man sako, žinai, tu manęs nepalaikai dabar, tai žinok, sako, kada aš šoksiu su garsiausiais pasaulio atlikėjais, tai tu, žinok, turėsi bilietą nusipirkti pati. Ir pirmoji eilėje tikrai nesėdėsi. Žodžiu,
jeigu taip čia humoras ar ne, bet iš kitos pusės mes visi turbūt tėvai norim, kad mūsų vaikai turėtų kažkokias rimtas profesijas, būtų labai čia protingi, gal gydytojas būtų, gal koksai advokatas, gal teisininkas ar dar kažkas. Bet manau, kad jie vis tiek pasidarys taip, kaip jiems reikia. Kaip aš pasidariau turbūt, kaip jūs pasidarė, taip ir jie pasidarys. Aš nesakau, kad jie neturi mokytis, kad mes vis tiek turim kontroliuoti tam tikras situacijas ir tam tikrą laikotarpį, kada yra paauglystė, kada ypatingai ar ne sunku tampa. Paauglystė? Galiu pasakyti taip, su Une buvo sunku, su sūnum paauglystės nejaučiau, o kada Unė jau prasidėjo paauglystė, tai toks jausmas buvo, kad aš turiu pirmą vaiką ir nesuprantu, ką reikia daryti su juo. Ir buvo tokia situacija, kad ta prasme, tikrai mes turim labai artimą ryšį, nes mes visą laiką kartu. Tiek su sūnum buvau, nes tarp jų yra 10 metų skirtumas, ir tiek su dukra, lygiai taip pat. Bet pavyzdžiui, pas sūnų aš to nejaučiu, bet gal tada jisai buvo tuo metu Amerikoje, aš dabar tai pradedu galvoti. Jis buvo 11 klasėje, jisai mokėsi Amerikoje ir gal kartais ten ta paauglystė praėjo nežymiai. Nes sūnė buvo kitaip, bet vėlgi, gal todėl, kad berniukas ir mergaitė vėl skirtingai. Ir plus jinai tokia užsispyrusi, ar ne, jinai turi savo nuomonę ir kartais, ir kažkuriuo metu ypatingai pas ją pajutau draugų įtaką. Jinai buvo ta draugų įtaka. Ir kada tau sako, žinai, Diana, tu gal ten stipresnio reikia ryšio, gal reikia kažkaip su ją kažkaip, sakau, palaukit, sakau, apie ką jūs, kokio stipresnio, sakau, ar gali būti, aš nebežinau jų stipresnio ryšio, kokio aš turėjau su ją, ir staiga tas ryšys dingo. Tai žinokit, realiai tikrai skambinau ir psichologui, ir diskutavau tą temą, bet mane nuramino, sako, palik ramybį, leisk pasimokyti iš savo klaidų. Nepaleisk, bet leisk. Ta prasme, turi suprasti, tu per aplinkui pasakyti tam tikrus dalykus, ar ne, tam tikroj vietoj, kad, nes tuo metu nieko negirdi ir nieko nesupranta. Visiškai vienodai. Bet aš labai džiaugiuosi, dar kartą pabelsti reiktų čia kur nors. Labai trumpai tas buvo, kokį pusmetį, bet toks labai ugninga ir trumpa tokia. Iš to lizdo reikia šokti, kad pabūt biški ir suprasti, kad gera gal sugrįžti vėl į jį, kad ten šilta, ramu, žinai, ir kitas dalykas, aš galvoju, kad ir yra paauglystės etapas, kad tu turi truputį atsiskirti, o kai yra stiprus ryšys, kaip atsiskirti, kaip paprastai atsiskirti, turi pykt pradėti ant tėvų, nurodyti kažką, kad mes susipyksim, darysim, kad tada tas atsiskirimas gautis, o po to jau tas ryšys vėl turbūt po paauglystės naujai kūrėsi vėl. Taip, ir sakau, ir tikrai yra, ir buvo toks laikotarpis, tai mes su juogi visur kartu eidavom, ir renginius eidavo, norėdavo, ir staiga atsitinka momentas, kad niekur nebeina, nieko nebenori, galvoju, nieko nesuprantu, kažkas vyksta. Ir vėl grįžo, ir vėl eina, ir vėl nori, ir sugrįžo Unė, į save sugrįžo. Ta prasme, nežinau, jeigu būtų paauglystė ir jinai čia sėdėtų, turbūt jau nebūtų sėdėjęs net ir čia. Tai aš ką noriu pasakyti, kad turbūt yra tie momentai, yra sudėtingi momentai, kuriuos reikia, negalima jų, ta prasme, uždaryti nuo draugų, tai irgi yra labai blogai. Bet tam tikrose situacijose turbūt turi taip išsukti protingai ir gudriai savo suaugusiškų protų, ta prasme, duoti to tokio, nes vaikų, tokių kaip paauglių, tikrai labai labai sunku suvaldyti ir sukontroliuoti tokiais momentais ir atrodo viskas krenta iš rankų, viskas griūna, niekas nevyksta, o recepto neturi. Koks tas receptas, kaip padėti, atrodo, ar ne? Tai vienintelis buvo momentas, kad aš pakalbėjus kelis kartus su psichologė, susidėliau savo net ne jai, o savo susidėliau, ką aš turiu daryti. Taip ir būna. Matau, mirksiliuojat jau mums, ne? Tai gerai, aš pabaigai tada. Diana, kokių tikslų asmeniniam gyvenime ir darbiniuose projektuose, nežinau, turit į ateitį žiūrint, arba ko savo palinkėt galėtumėt, nes mes prieš tai turėjom temą, kad sakėm, kad per mažai visi save mylim, tai savo tokį palinkėjimą. Jo, aš dabar labai save myliu paskutiniu metu ir labai mylėsiu ir kuo toliau turbūt tuo labiau save mylėsiu. Taip, labai gerai. Skirsiu tikrai savo daugiau laiko, ko negalėjau savo to leisti anksčiau. Turbūt kartais gyvenime taip susidėlioja tam tikros aplinkybės, kad supranti, kad gyventi dėl kitų tikrai nereikia. Pirmiausia, reikia gyventi dėl savęs, o kada bus tau gerai, tada bus ir visiems aplinkui gerai. Čia yra pagrindinis turbūt šiai dienai mano dalykas. Ir ką ir norėjau pasakyti, kad po truputėlį turiu naują dainą, grįžtu.
Vėl padainuosiu, kaip ten bus toliau, nežinau, planų kaip ir kažkokių tokių konkrečių kaip ir neturiu. Neturiu tokio užsibrėžto tikslo, kad surinksiu arenas kaip mano draugė, kolegė Natalija, sakykime, ar ne, kaip pavyzdžiui. Bomba. Bet man nueiti į koncertus labai faina, gerai ir labai džiaugiuosi draugystė su ją, bet ne apie tai, esmė yra tame, kad tikrai kažkokių tokių ypatingų planų neturiu, dabar darau, kas man patinka, ką aš noriu, kaifuoju nuo savo darbo su vaikais, rezultato su jais ir džiaugiuosi savo Unę, kuri atrado save, kurios vaidyba man labai patinka, nors nieko nesuprantu, ten viskas anglų kalba. Tai aš pasišypsau, pasižiūriu tuos video, iš veido suprantu, ką daro, kaip daro. Jeigu iš kūno kalbos supranti ir viskas aišku, tai reiškia, tikrai Taip, gerai vaidina. Tikrai viskas. taip. Nu, ką apie, be to, kad dėsim kažkada į žvaigždę ranką, kokie tavo planai? Gerai, gal ne taip toli, tada žiūrėkim. Ačiū. Kokie planai toliau vaidinti, toliau šokti ir žiūrėti, ant kiek viskas toli gali nuvesti visą šitas. Tai jau va tiek va. Tai ir linkiu tiesiog tada mėgautis tuo, kur plaukėt, matyti tam toj upiai plaukioti ir džiūgauti ir, ką žinau, kuo daugiau vaikų turbūt, dainuojančių, grojančių. Daug turiu, bet labai ačiū. Tikrai šitas palinkėjimas irgi labai smagus ir aš manau, kad jų tikrai visada bus. Ir jaučiat, kad vaikas nori nuveskit, jaučiat, kad nori su žirgais veskit į žirgus, jaučiat, kad nori žaisti krepšinį, jūs tukrą veskit į krepšinį, šipsokitės, mėgaukitės, o jeigu jūsų širdį yra noras dainuoti, tai pasirodo nėra niekad vėlu. Ne. Tai mes dar gal pasistarsim, jeigu ten atsiras tos vietos, kažkoks atsisakys gal vienas ir ir aš labai, mano dukra sako, aš noriu į tą dvi širdis arba būna kartos. Jo, tai ir sako, norėčiau su tavim sėsti. Tai pirmin. Bet jūs girdėjote, aš čia pabandžiau ir šuo jau pasislėpė, ne? Tai, Ne. Tai labai ačiū, kad atvykot tam darbų sukūry, dabar naujų darbų, naujų vėjų, tai linkiu visko, ko pasilinkėjot ir dar daugiau. O dabar su Gandro lizdas kineziterapeutė Agnė Novickienė pakalbėsim apie pačius mažiausius. Ir dėl ko apie mažiausius, nes kai gimsta mažas, nežinau kaip kiti tėvai, bet aš jau galvau, kad mano tai bus ten genijus, talentingiausias vaikas. Nu, visi mes taip savo vaikus matom, ne? Iki kažkurio laiko, kol suprantam, kad darželį yra kas geriau dainuoja. Bet ką reiktų pradžioj gal daryti su tais mažiukais vaikais, kad lavinti juose kažkokius dalykus, nežinau, nu aišku, meilė, bet be meilės, ką dar gali tas mažas vaikas daryti, kad kažkokie gebėjimai jo jau po truputį augtų į žaidimų gal? Taip, iš tikrųjų, tai kai gimsta kūdikis, naujagimis, tai visi tėvai dažniausiai nuperka pačias geriausias lovas, pačius išmaniausius lopšius ir visa kita. Ir visiškai nepagalvoja apie tai, kad geriausia kūdikiui yra ant žemės. Nes visa motorinė raida, jinai vystosi žymiai greičiau, kai kūdikis yra ant žemės. Aišku, guldymas ant pilvelio, bet tai yra ant kieto pagrindo ant žemės. Tai čia puikiai tinka lavinamieji kilimėliai. Lavinamieji kilimėliai yra su tokiais lankais. Tie lankai yra aktualūs maždaug tik tai iki 3 mėnesių, kol kūdikis dar mokosi kelti galvą, išlaikyti vidurio linijoje, tai labai svarbu tie žaisliukai, kurie yra pakabinti, kad jisai matytų ir keltų galvą. Niekad nesupratau, kodėl tie ir po to jau įsiardo, jie ir mėtosi visur ir aš vėl sudedu ir nematai. Tai tik iki 3 mėnesių reikėjo. Taip, labai svarbu, kad jeigu perkant tokį daiktą, kad jis transformuotųsi, kad po to jisai transformuotųsi jau tuos lankus nuėmus į paprastą kilimėlį, kad kūdikiui užtektų vietos pradėti vartytis, nes jeigu yra lankai, jie ribos tada jau tą apsivertimą. Tai tada transformuojasi į paprastą kilimėlį, kad jisai galėtų vartytis. Tada, kai kūdikis pradeda sėdėti, labai, labai gerai, jeigu kilimėlis transformuojasi į tokį kaip baseinėlį, ar ne? Ten galima pripilti kamuoliukų, kad jam būtų įdomu, kad skatinti smulkią motoriką, kad jisai paimtų tą kamuoliuką į ranką, kad pažintų kažkokias formas, ar ne? Tai labai svarbu, perkant tokį daiktą, kad jisai neatliktų vienos funkcijos, o būtų viename keli daiktai. Tai šitas Playgrow kilimėlis tikrai labai, labai atitinka šitos reikalavimus, nes jisai tikriausiai nuo 0 mėnesių iki 1 metų
jisai aktualus, nes dar 10 mėnesių, 11 mėnesių kūdikis tikrai dar puikiausiai žais su tais kamoliukais, mėtis iš baseiniuko į baseiniuką. Ir aš po to mėčiau, kaip krepšį pasidarai iš toli, tiesiog ir mėtai, tai irgi labai smagu. Kaip surinkti lengviau, žinai, nes motyvacijos reikia. O ten, kas, pavyzdžiui, palapinę kažkokią dar turiu. Ainai, pavyzdžiui, palapinę, šiaip, vaikai, kodėl nori tų būstinių visokių? Kas čia? Nenori, jie kai pradeda jau visą tą kūrybinę jų pusę, jie nori savo namus susikurti, ar ne, savo kažkokią tvirtovę, jie nori kažkokios uždaros patalpos, tai irgi labai smagu, kai gali kilimėlis transformuotis į palapinę, palapinę transformuotis į kilimėlį, kad kai jie nori, jie gali atviroje erdvėje būti, kai jie nori, gali užsidaryti, gal ateis pas juos brolis sesė ir ten jie kartu kažką žais, kažkokie tai žaidimai bus lavinami, laikas kartu, kūrybiškumas, vaizduotė, tai jiems labai svarbu. Tas palapinės amžius jis tikrai visą laiką yra. Čia, man atrodo, šitas yra irgi nuo 0 mėnesių galimas iki pat 1, 2, netgi metų palapinės. Iki kol telpi, aš manau, žinai, tokios palapinės yra iki kol telpi, jos būna naudojamos. Iki kol telpi, tikrai toksai. O gerai, čia lavina, čia tokie dalykėliai, kur kaip ir vaiko motorika ir visi, ne? Bet jeigu jau žiūrim į talentą kažkokį vaiko, ne? Jau norisi, kad jisai kažką, ten pieštuką gali duoti, bet ką dar galime? Kažkaip palavinti jau mažiukus, nuo kada tai reiktų iš vis daryti? Na, iš tikrųjų dabar tai yra tikrai tokia nuomonė, kad lavinti kuo anksčiau, ar ne? Ir muzikinės visokios pamokėlės vyksta kūdikiams, jau ir spektaklius turim kūdikiams, tai vat, prašau, yra ir toksai pianinas, kuris rekomenduojamas nuo 1 metų ir jis irgi lavina ir tą smulkėją motoriką, gali kūdikis ir pats paspausti ir kažką sukurti, tai tikrai toksai muzikinio, DJ Giovanio, čia visas garso aparatas. Tai iš tikrųjų irgi labai smagu. Čia rašo ir rekomenduoja nuo 1 iki 5 metų, nes iš tikrųjų, jeigu jau sukurti kažkokį tai muzikinį kūrinį, tai tikriausiai jau tarp 3-5 metų, bet taip tiesiog smulkiai motorikai lavinti, tai galima nuo 1 metų. O vaikams kas padeda? Kas pavyzdžiui, su pirštais darosi jų, kai ta motorika jų gerėja? Jie kas tiesėja? Iš tikrųjų, smulkioji motorika turi įtakos netgi kalbai. Taip, kiek jinai bus lavinama nuo pat kūdikystės, tai yra mokslinių straipsnių ir darbų parašytų, kur tikrai atskleidžiama, kad turi be galo daug įtakos netgi kalbos motorikai. Ir taip pat smulkioji motorika turi įtakos ir stambiai motorikai, tai tam pačiam ir vaikščiojimui, ir sėdėjimui, ir visai. Tai čia labai svarbu, visi šitie dalykėliai. O ką dar ten pasislėpus? Dar čia yra labai toksai geras dalykas. Besimokantiems ropoti, šliaužti ir vaikščioti kūdikiams. Tai yra toksai žaisliukas su virvute, kurį, pavyzdžiui, tėvelis gali tempti, o kūdikėlis eiti paskui, nes iš tikrųjų labai dažnai susiduriu su tuo, kad mūsų kūdikis neropoja. Kodėl? Dažniausiai todėl, kad per daug sėdi, o kad jis ropotų, reikia jį pamotyvuoti. Tai šitie tempiami, stumiami žaisliukai, jie tikrai labai motyvuoja kūdikius judėti į priekį. Tai dar plus, kad čia galima ir motyvuoti dar su figūrų įmetimu į vidų, tai lygiai taip pat irgi lavina ir smulkėją motoriką, bet labai gera ta funkcija yra, kad jį gali ne tik vaikas pats tiesiog traukti paskui save, bet ir tėvelis traukti ir vaikas tada paskui eina ir turi tokį lydinti gyvūnėlį, jį lydinti. Nes iš tikrųjų kiekvieną kūdikio tą raidos etapą irgi reikia šiek tiek pamotyvuoti. O, pavyzdžiui, dar vaikai pažįsta spalvas? Pavyzdžiui, per dalykus žaisdamas jisai kažkiek pažindinasi, jau galima sakyti, formas taip, labiau. Formas, apčiopos būdu, čia ne veltui tos formos yra ir apskritimas, ir kvadratas, ir trikampis, tai formos. Spalvos irgi, žinoma, pradžiui kūdikis juoda balta, jisai labiau atskirs, bet po to tikrai tos ryškios spalvos, jos traukia akį ir tikrai galima jau mokinti, kokios spalvos yra ten boružėlė, saulė, liūtas ar panašiai. Lygiai taip pat ir čia raudoną metam
keičiam į raudoną, geltoną į geltoną, mėlyną į mėlyną. Tas figūrėlės būtent į tas angas, kuriomis spalvomis pažymėta. Bet šitas žaidimas, kai mano vaikai buvo maži, mane labai motivavo kaip tėti, kai jau tavo mažas vaikas pataiko ar atskiria, žinai, ir tu galvoji, va, jau koks didelis, jau žino, kur kvadračiukai kišti. Taip, iš tikrųjų. Tai irgi toks daugiafunkcinis žaislas, kuris rekomenduojamas nuo 1 metų. Ir aš netgi sakyčiau, kad galima šiek tiek ankstėliau jau jį pirkti, kai kūdikis būtent pradeda ropoti. Tai tikrai būtų toksai motivatorius. Gerai, o jeigu, gerai, tada pabaigai galim pagazdinti. Jeigu tos motorikos vaiko neūkdom, tai kas galiausiai gali būti? Tai iš tikrųjų dabar jau dažnai susiduriam su vėluojančia raida. Jeigu kalbant apie kūdikį, tai mes turim daug papildomų priemonių, kur kūdikį padėti. Daug turim rankų, kas mums gali palaikyti kūdikį, o tokių paprastų dalykų kaip guldymas ant žemės, ant tiesiog lavinamojo kilimėlio, tai pamirštam. Tai tiesiog motorinė raida, dabar daug susiduriam su tuo atveju, kad 6 mėnesių turėtų sėdėti, o jis dar tik vartosi. Ar ne? Arba metų norėtume, kad jau eitų pirmosius žingsnius, o jis dar tik tai ropoja. Ir jau vaikščiojimas perkeltas iki 1,5 metų. Tai kas prieš tai buvo kaip ir rekomendacija metų, tai dabar jau 1,5. Tai iš tikrųjų ta motorinė raida dėl tų papildomų priemonių gali šiek tiek vėluoti, o tokių neturėti lavinamojo kilimėlio ir nepaguldyti ant žemės, tiesiog. Negailėkit, paguldykit tą vaiką ant žemės ir pažaiskit. Ir galvoju, nebūtinai tas auklė YouTube'as turi atkeliauti namus, gali atkeliauti daug geresni žaislai ir po to nereiks graužtis, kad jūsų vaikas kažko nedaro ar nedadaro, ne? Taip. Taip va. Labai ačiū.